Sveiki. Noriu pasidalinti savo samprotavimais apie tai, kokia mano manimu yra pagrindinė šių laikų problema. Ir problema būtent objektyvi, tai yra esanti aplinkui mūsų gyvenime, mūsų pasaulyje, mūsų visuomenė. Na ir aišku, kyla klausimas, kas tai per problemą. Nes, jei klausyti žiniasklaidas, tai pagrindinė problema yra atseit, kad rusai puola, kad ten kažkur kažkas kovoja atseit už demokratiją, prieš ten baisius autoritarinius režimus. Dar kiti mums sakys, kad pagrindinė problema yra ar ten tų visokių žydrų ir kitų spalvotų ten tikra ar tariama priespauda, ar kad problema yra vadinamos tradicinės ten šeimos vertybių erozija, ir ten kova už tas vertybės ir ten jų gynimas nuo kažko. Dar kiti sakys, kad pagrindinė problema yra gyvūnėlių ten teisės, ar kylančios kainos, ar dar kažkas. Ir kaip taisyklė, tos problemos atskiros, apie kurias kalba ar oficiozinė žiniasklaida, ar didžioji dalis visokių influencerių tame tarpe, save pozicionuojančių kaip atseit antisisteminiai, tai tos problemos būna arba iliuzorinės, tai yra jos net nėra problemos, jos yra išgalvotos, pseudo, arba jos tai yra tik tai gilesnių problemų, tai yra gilesnių priežasčių pasekmes. Kaip kad pavyzdžiui kylančios kainos pragyvenimo bazinių dalykų. Arba kaip pavyzdžiui, sakykime, kad ir tos pačios šeimos erozija, gimstamumas, ten ir panašiai. Tai pasekmes. Čia tačiau noriu pateikti savo supratimą apie tai, kokia yra pagrindinė priežastis. Tai yra bazinė mūsų laikų visuomenės problema. Jeigu ją formuluoti labai trumpai ir kiek abstraktokai, tai galima būtų sakyti taip, kad šiais laikais daiktai arba, sakykime, mūsų materialinė technologinė bazė yra žymiai labiau pažengusi, negu esame pažengę mes patys kaip žmonės. Mūsų ne tik tai kažkokiu moraliniu ar ten kultūriniu nuostatų prasme, bet mūsų tarpusavio socialinių, ekonominių santykių. Tai yra to, kaip mes organizuojam savo kasdienį gyvenimą, savo darbą prasme. Ir tas atsilikimas daro mus daiktų vergais vietoj to, kad tuos daiktus mes naudotume savo realiesiam poreikiam. Bet ką aš tuo turiu omeny? Paimsiu kaip kabliuką ar, sakykime, tokį išeities tašką šiai temai, nesenai pasirodžiusią naujieną. Berods LRT išėjo straipsniukas, kaip įmonės Telia vadovė čia verkšleno, objektyviau pasakykime, nuogastavo dėl to, kad štai, suprantat, labai blogai pas mus produktyvumas mažėja, bet atlyginimai auga. Ir supranti, mum Lietuvoje reikėtų pasižiūrėti į atseit pažangės labai šalis, kaip Koreja, kaip Japonija, nemini Kinijos, nors ten yra labai panašiai, kur yra norma žmonėms dirbti 6 dienas per savaitę ir 9 valandas. Čia į darbo valandas neskaičiuojant pietų pertraukos. Tai žodžiu, nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro varyt. Tik su vienu laisvadieniu per savaitę, čia skaitosi norma. Ir kad labai negerai, kad mes lietuviai save labai užbrangino, mums reikia save atpiginti, kitaip nuo mūsų pabėgs užsienio investuotojai, supranti. Kam įdomu, įdėsim čia nuorodą, galit paskaityti tai, bet kodėl aš apie tai kalbu? Aš apie tai kalbu todėl, kad Telijos šita moteriškė, ji žiūri į žmonės kaip į vergus. Tiesiog kaip į vergus. Ta geriausiai iliustruoja pačios Telijos duomenys. Taip pat internete. Man geras kolega atsiuntė tokį vaizdelį, pateiksiu čia kaip šitą screenshotą vadinamą. Reiškia, Telija prieš keletą metų turėjo daugiau kaip 2000 darbuotojų ir virš 50 milijonų pelno.
Tuo tarpu pernai metais jie turėjo jau tik 1600 darbuotojų ir daugiau kaip 80 milijonų eurų pelno. Ir jie mažai. Produktyvumas, matai, atseit mažėja. Pagal ją atseit Lietuvos mastų mažėja. Bet jeigu pasižiūrime Teliją, dabar nekalbam apie tai, kiek ten produktinga, neproduktinga, naudinga, nenaudinga, kiek tos informacinės technologijos yra ar nėra ten burbulas finansinis. Sakykim, grinai aritmetinė prasme, kad pas juos tai labai išauga. Tai kiekvienas samdomas darbuotojas statistiškai pagal vidurkį atneša jiem tų pinigų. Tai čia yra šitas pasisakymas yra simptomas. Lygiai taip pat, kaip simptomas yra krūvos visokių straipsnių, tuose Delfiuose, 15 min ir tarptautiniai spaudoj, kur išeina apie tai, kad, suprantat, ateis robotizacija, dirbtinis intelektas, visokie prietaisai įdomus, kurie, suprantat, primityvius darbus atliks už žmogų. Ir tai labai blogai, todėl, kad prarasim darbo vietas. Liks furistai be darbų, liks ten kasininkai be darbų, liks visokie biurokratai, apskaitininkai be darbų ir panašiai. Ir dabar, kodėl aš sakau, kad tai simptomas? Tai nėra pati problema, tai yra tos problemos apraiškos. Arba simptomai. Problema, norint ją konkretizuoti, ją išreikščiau dar tokį, pavyzdžiui. Prieš daugiau kaip 2000 metų Aristotelis parašė veikalą, gal tiksliau jo mokiniai surinko jo konspektą, sudarė mokymų, kuris vadinasi politika. Ir šioje knygoje yra toks įdomus pasažas, kur Aristotelis samprotauja, kad egzistuoja nelygybė visuomenė, egzistuoja laisvieji, egzistuoja vergai. Ir jis vergovę teisino. Bet jis vergovę teisino išeidamas iš ko? Kad, grubiai šnekant, yra darbų pasidalymas ir norint, kad kažkas galėtų ten filosofuoti, ar užsiimti menais, ar mokslu, ten technika sudėtinga, reikia, kad kažkas juodus darbus nudirbtų. Ir jisai pabrėžia, kad sako, jeigu pradėtų verpstės pačios verpti, jeigu pradėtų girnos pačios suktis, jeigu pradėtų patys įrankiai dirbti, patys judėti iš savęs, tuo būdu pagamindami tai, kas žmogui realiai reikalinga. Tai reiškia maistas, drabužis, būstas. Tai, sako, ir nereikėtų vergų ir ponų, nereikėtų meistrų ir pameistrių, visi galėtų būti lygus. Ir dabar visa esmė yra tame, kad jau 19 amžiui faktiškai žmonija pasiekė tokį techninio išsivystymo lygį, kad tokie santykiai žmonių yra atgyvenę. Nes mes prigaminam daug daugiau, negu mums reikia. Mes sukuriam daug daugiau, negu mums reikia. Mes turim daug daugiau, negu mums reikia. Ir ne tik turtuoliai, bet eiliniai paprasti žmonės. Pasižiūrėk į savo butą daugumo žmonių. Aš galiu taip tvirtai pasakyti, žiūrėdamas į daug savo giminaičių, draugų, pažįstamų panašiai. Ir įsivaizduok, kad tu numirtum ir kažkam tektų daryti inventorizaciją. Ir kiek būtų randama visiškai tokių perteklinių, lyšnų, taip sakant, dalykų. Ir kai kurių, kur tu net niekur nepanaudojai per ilgą laiką. Jų būtų labai daug. Ir tai nėra tik pas kažkokią babulę seną, ten plastikinių maišų prikrauta. Manau, suprantate, apie ką aš. Tai esmė yra kame? Esmė yra tame, kad yra kalbama apie tai, kaip didinti ir didinti BVP, kaip didinti ir didinti turtus, kaip didinti ir didinti kažkokį efektyvumą. Bet nėra pamąstama apie tai, kad, gerai, iš kur mes tai gauname? Gauname iš darbo. Kaip pagalbinė priemonė dirbti mums padeda tie įrankiai. Tai gali būti patys robotai, dirbtinis intelektas ir panašiai. Bet pagrindinis dalykas, kurį mes įdedam, kas jis yra? Jis yra mūsų laikas. O laikas ir yra tai, iš ko susideda mūsų gyvenimas.
Tai dabar pagalvokim. Mes galėtume skirti mažiau laiko darbams, kurie būtini pavalgyti, apsirengti, turėti stogą virš galvos ir turėti daugiau laisvo laiko užsiimti kažkuo kitu. Skaityti, rašyti, sportuoti, muzikuoti, bendrauti su draugais, su giminaičiais. O gal tiesiog pasėdėti kažkur ant kelmo, pažiūrėti medį ar į upę tekančią ir pamastyti. O šita sistema, kurioje gyvenam ir prie ko mes to prieisim, ji kaip tik yra padaryta tam, kad kiek besivystytų technika, ji neatlaisvins jūsų laiko. Ji neatlaisvins jūsų rankų. Nes pati sistema daro taip, kad technika ne tik nepanaudojama žmogaus labai, nors ji gali ir turėtų būti panaudojama žmogaus labai, bet ji nukreipiama, kad daryti daugiau, BVP, babkės. Ir niekada neužtenka, visada maža. Čia yra pagrindinė problema. Čia yra priežastis, kodėl šitoj visuomenėje gyvena blogai. Čia yra priežastis, kodėl vyksta visokie karai, kodėl vyksta visokios nesąmonės. Čia yra visa esmė. Visa esmė. O priežastis dabar kokia? Priežastis yra kapitalizmas. Kapitalizmas yra šita prakeikta buržuazinė santvarka. Tai yra santvarka, kuri paremta formulė. Pinigai, prekė, pinigai. Iš Markso kapitalo. Tai yra, tu turi pinigų, investuoji kažką, ir tai tau turi atnešti dar daugiau pinigų. Ir tai sueina į ką? Tai sueina į tai, kad dauguma žmonių įjungiami į sistemą, kur jie negali kitaip išgyventi, kaip tik tai parduodami savo darbo jėgą, tai yra parsisamdydami, ir tada iš jų yra išsunkiama kas, nekalbant apie sveikatą, apie jėgas panašiai, iš jų išsunkiamas jų laikas. Ir va tokie veikėjai, kaip minėtoji Telijos ten ta direktorė, jie ir nori kuo daugiau atimti jūsų laiko. Kuo daugiau. Ir tai pabrėžiu, tai yra dėl sistemos. Kokie tie žmonės bebūtų bjaurūs, gobšus ar niekšiški. Jie egzistuoja šitoje sistemoje. Kapitalistinė sistema veikia pagal tai, ką Marksas vadino vertės dėsniu. Vertės dėsnis, grubiai šnekant, reiškia, kad tam, kad ta sistema veiktų, ji privalo viską pajungti prekinį piniginį logikai. Tai yra, jei tu kažką darai, tu darai tam, kad tai būtų parduota, kad tai atneštų pinigų ir kad suktųsi šitas ratas, suktųsi šitas malūnėlis. Jeigu tik šito nėra, viskas. Sistema sustoja. Sistema gali net sustoti, jeigu, tarkim, žmonėm, kad reikia valgyti, jie badauja, bet jie neturi pinigų už tai susimokėti. Tai jeigu vadovautis griežtai, grynai kapitalistinė logika, reikėtų jiem leisti numirti iš bado. Aš dabar nesakau, kad nėra ten labdaros organizacijų, ten maisto banko ar panašiai, kurie ten pasirūpintų. Bet jeigu išgrynint absoliučiai. Tai dabar, kodėl aš apie šitai kalbu? Aš kalbu apie tai todėl, kad žmonė jau pasiekė tokį tašką, kad didžiąją dalį tų nuobodžių, nykių, nekūrybiškų darbų gali atlikinėti ir ilgainiui atlikinės ne žmogus, atlikinės aparatą. Ir kai yra požiūris į žmogų, kad iš jo tiesiog numelšt kuo daugiau, ir kai veikia sistema, kuri sužlugtų, jeigu ji negalėtų to žmogaus numelšt, tai gaunasi, kad krūva žmonių bus tiesiog nebereikalingi. Arba juos naikint, arba padaryti juos kažkokią antrarūšę kastą, kurie bus, įsivaizduokit, yra kokie hikikomori vadinami Japonijoje. Gyvena, bičiai, reiškia, vieni dirba, kiti ten pas tėvus sėdi, užsidarę maksimaliai, kiek tik turi laiko, tie, kurie nedirba, tai visą laiką pas save kambarį, žiūri kompiuterį, su nieko nebendrauja ir jų visas gyvenimas yra virtualus. Pas juos ten virtualūs nuotykiai per kompiuterinį žaidimą, virtualūs romanai per kokius ten programas ar ten pornografijas, ten virtualūs ten draugai kažkokie kabutėse, ar ten virtualios atseit antros pusės, ten mergos ir taip toliau ir panašiai, suprantat. Aš čia dabar nekalbėsiu apie tai, ant kiek tai yra nesveika ir ant kiek tai yra žmogaus visiškas
nužmoginimas ir ant kiek tai yra baisu. Palikim tai skliaustas. Tiesiog esmė, kad čia yra tai, linko bus vedama. Ir jau, sakyčiau, yra vedama. Tai dabar, kame reikalas? Reikalas tas, kad arba mes eisim link šito, ar kažkaip susinaikinsim, arba mes turime iš principo kitaip organizuoti savo gyvenimą, tai yra savo tarpusavio santykius, savo socialinę ekonominę santvarką, tai yra pereiti nuo to, kad ne ant pelno, o ant žmonių poreikių. Ir pabrėžiu poreikių, nes poreikis tai nėra užgaida. O dabartinė visuomenė beje, ir jos turime laisvė, jie didžiąją dalim stovi ant to, kad atsiprašant, prikakoja į galvas per visokias reklamas, per visokius influencerius, per visokias madas, ten prietarus visokius taip toliau, kad tau reikia kažkokį ten brandinių drabužių, tau reikia kelionės į Balį, tau reikia ten BMW naujausias ten mašinos, tau reikia ten Humelio kažkokio, ar ten Emporio Armani, ar ten, aš nežinau, ten dar kažko. Tau nei velnio to nereikia. Tau reikia ko? Tau reikia pavalgyti, tau reikia apsirengti, tau reikia turėti kur gyventi, tau reikia dirbti darbą, kuris tau patinka, kur tu jautiesi, kad tu save realizuoji ir tau reikia mylėti ir būti mylimam. Tau realiai daugiau nieko nereikia. Visa kita yra niekai. Dirbk ir dirbk kūrybiškai, mylėk, būk mylimas. Daugiau nieko žmogui dėl laimės nereikia. Bet čia tema kitiem kartam. Tai grįžtant prie reikalo, aš ką noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad reikia kitos santvarkos, kitų santykių. Gali tai vadinti komunizmu, gali vadinti tai socializmu, gali tai vadinti ten kaip fresko šitie ištekliais paremta ekonomika ar dar kažkaip. Bet to reikia. Tai yra objektyviai pribrendę. Ir čia dabar, kai aš šitą sakau, čia nereiškia, kad aš čia būtinai šlovinu ten Tarybų sąjungą ar sakau, kad ten buvo kažkoks prarastas rojus žemėje. Nors aišku, to ir nevertėtų juodinti ir yra ko iš ten pasimokyti tiek gero, tiek blogo. Kas vėlgi kita tema. Bet dabar klausimas, tai tada, jeigu yra iš tikrųjų taip, aš neabejoju, kad yra taip, ir daugelis net veikėjų, kurie šitoj sistemoje užima aukštas pareigas, pripažįsta, kad yra taip, tai tada klausimas, kodėl mūsų valdžia tiek Lietuvoje, kuri šiaip globaliai nelabai ką lemia, tai žiūrėkim, tiek Europos Sąjungoje, tiek toj pačioj Rusijoje, ar ten Amerikoje, ar kitur, kodėl ji nesprendžia šitą? Ir atsakymas į šį klausimą yra labai paprastas. Ta valdžia šito nesprendžia todėl, kad tai yra buržuazinė valdžia. Tai yra valdžia tos, reiškia, klasės ar tos sluoksnio žmonių, kur stovi šitų milžiniškų transnacionalinių korporacijų viršūniai. Ta valdžia dirba jiem, ta valdžia susideda arba iš jų tiesioginių atstovų, arba iš parsidavėlių, kurie daro karjeras, aptarnaudami juos. Ir jeigu neduok Dieve, jų požiūrį neduok Dieve, mūsų požiūrių, tai inšallah, kaip sakytų musulmonai, tai jeigu jų požiūrį neduok Dieve, būtų įvykdomos tos permainas, apie kurias čia kalbam, jiem nukristų karūnos, jie prarastų savo turtus, jie prarastų savo vilas, savo lėktuvus privačius. Ir ne tik, svarbiausia, jie prarastų savo vergus. Tai yra, jie prarastų savo kontrolę ant jūsų laiko, ant jūsų gyvenimo. Vat ką jie prarastų. Čia supranta, čia nėra esmė tik tai gerai gyventi materialiai. Čia esmė yra viešpatavimas. O viešpatavimas reiškia ką? Viešpatavimas gatvės pacanų kalba šnekant reiškia, tu duchas, aš verchas ir aš tave duchinsiu. Ir vat visas tas kapitalizmas prakeiktas stovi ant tokios logikos. Tiesiog tai daroma netiesiogiai, ne su lasda ir ne kumščiu ten ar kastetu kokiu. Tai daroma per pinigą. Ir jie tai vadina laisvė ir demokratija. Tol, kol veikia tokios procedūros, kol jie atvirai fašistuoti nepradeda. Tai viršūnės to tikrai nedaro ir nedarys. Joks Trumpas, joks Putinas, jokia Europos ten komisija ir tikrai joks gitaniukas čia nausėdžiukas to nedarys su savo gerovės valstybe.
Nes visos tos gerovės ekonomikos pagrindas ir yra būtent tai, apie ką čia kalbėjau. O tai tada paskutinis klausimas. Tai kodėl po velnių mes patys, tai yra apačios, tai yra liaudis, tai yra paprasti žmonės, kurie nieko neišnaudoja, kurie niekam nejojam ant sprandų, kurie dirbam savo pačių galvom, savo pačių rankom. Kodėl mes nekeičiam nieko, kodėl mes nedirbam, kodėl mes nesikaunam už pokyčius? Vat kodėl? Vat čia yra labai svarbus klausimas. Bet aš šį klausimą jau paliksiu sekančiai laidai, sekančiam pokalbiui apie kitą opę problemą. Tai vat, toks būtų mano kiek emocionalus monologas. Va. Jeigu turit ką pasakyti, man pritart, ar prieštaraut, ar kas įtin aktualu, tai papildyt dalykiškais, ar iš ten mokslinės literatūros, ar tiesiog iš savo gyvenimiškos patirties komentarais, tai būtinai rašykit, komentuokit. Jeigu jums čia patinka, tai dalinkitės, platinkit, ten, remkit, ar čia nurodomais banko rekvizitais, ar ten tom visom platformom. Būtinai lankykitės mūsų portale tiesos.org. Ir žinoma, jeigu jūs norit bendradarbiauti, jeigu jūs manot ir jūs jaučiat, kad mes esame bendraminčiai, tai rašykit čia nurodomą pašto adresu, susiekim ir ieškokim formų, kaip bendradarbiauti. Tai ačiū, kad žiūrėjot, kad klausėt, kad palaikėt man kompaniją, ir iki sekančių laidų.